Kaip prisijungti prie elektroninių valdžios vartų? Yra keli būdai prisijungti prie elektroninių valdžios vartų. Naudojant elektroninę bankininkystę, tai pats populiariausias ir patogiausias būdas prisijungti. Pasirinkite savo banką iš sąrašo ir suvedę savo prisijungimo duomenis būsite nukreipti į elektroninių valdžios vartų portalą, naudojant asmens tapatybės kortelę, asmens liudijimą. Jei turite specialų skaitytuvą, galite prisijungti naudodami savo asmens tapatybės kortelę. Asmens tapatybės kortelę reikia įdėti į skaitytuvą ir sekti ekrane pateikiamas instrukcijas, naudojant mobilųjį parašą. Jei turite mobilųjį parašą, galite prisijungti naudodami savo išmanųjį telefoną. Jums reikės įvesti savo telefono numerį ir PIN kodą, naudojant vienkartinį slaptažodį. Jei neturite elektroninės bankininkystės, asmens tapatybės kortelės, skaitytuvo ar mobilaus parašo, galite prisijungti naudodami vienkartinį slaptažodį. Vienkartinį slaptažodį galite gauti savo bibliotekoje arba seniūnijoje. Prisijungimo žingsniai. Apsilankykite elektroninių valdžios vartų svetainėje e-paslaugos.lt. Iš sąrašo pasirinkite norimą prisijungimo būdą. Pavyzdžiui, elektroninė bankininkystė, asmens tapatybės kortelė, mobilus parašas, vienkartinis slaptažodis. Vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas. Priklausomai nuo pasirinkto prisijungimo būdo reikės įvesti savo elektroninės bankininkystės prisijungimo duomenis, nuskaityti asmens tapatybės kortelę, įvesti mobilaus parašo PIN kodą arba vienkartinį slaptažodį. Sėkmingai prisijungę prie elektroninės valdžios vartų galėsite pasiekti įvairias elektroninės valdžios paslaugas, tokias kaip mokesčių deklaravimas, socialinio draudimo fondo paslaugas, verslo registravimas ir kita. Peržiūrėti savo asmens duomenis, pateikti prašymus ir dokumentus įvairioms institucijoms, mokėti už įvairias paslaugas. Papildomi patarimai. Jei kyla problemų prisijungiant prie elektroninių valdžios vartų, kreipkitės į elektroninių valdžios vartų palaikymo tarnybą telefonu 1808.